Norint sukurti populiarų kiną, kuris pasiektų didelę auditoriją, net 1000 žmonių, kurie apsilanko ten Skalvijoj, Pasako ir dar kažką mažesniam kino teatre, reikia būtinai valstybinės paramos arba kūrėjai turi būti labai patyrę ir ten seniai vilkai. Tai va, remsiuosi pavyzdžių. Vienu jau filmu nufilmuotu, kuris yra baigtas filmavimas prieš 2 savaitės, dabar vyksta montažo darbai. Taigi pradėsiu nuo to, kad idėja iš tikrųjų pirmoji, kuri idėjos autoriai yra pirmakursiai studentai. Po to prie jų prisijungė ir kiti žmonės, gimė scenarijus, prisijungė profesionalūs aktoriai. Norėčiau pašnekėti šiek tiek apie pavyzdžius iš vis nemokamos kultūros. Tai yra, galima, pavyzdžiui, pradėti nuo to Radiohead albumo, žinoma, kuris buvo platinamas internete nemokamai ir žmonės galėjo mokėti tiek už jį, kiek nori. Patys jį įvertino. Ir Gravel Lietuvoje padarė tą patį su Delfi. Keli ir būdai, kaip tai galima daryti su mažiausiais finansais, tai žinoma yra internetas. Galima sukurti savo puslapį, ką mes ir ruošiamės paleisti ganėtinai neužilgo, bet man atrodo dar paprasčiau tai yra daryti per torrentų portalus. Kodėl to reikia? Kodėl reikia iš viso nemokamo kino ir nemokamos kultūros? Aš manau, kad kam iš viso kurti kiną, jeigu jį pamatys tik 1000 žmonių? Kam iš viso dėti pastangas, jeigu jas pamatys tik 1000 žmonių? Kinas yra populiari kultūra. Jie turi matyti daugiau žmonių. Ir ar kultūra turi būti mokama iš vis? Taip kaip yra dabar. Žmonės, didelė dalis žmonių, ypač gyvenantis mažesnėse miestuose, jie negali prieiti prie kino teatro. Jie turi naudotis arba torrentų portalais ir, sakoma, vogti kultūrą. Prieinam ir prie mokamo švietimo, kuris, nors konstitucija pas mus kaip ir garantuoja nemokamą švietimą, bet realijos kitokios. Dėl to mūsų filmas, Knygnešys, jis natūraliai yra susijęs, pati tema yra susijusi su švietimu. Dėl to mes apjungėm šios dalykus. Problemos, su kuriamis mes susidūrėm, arba gal labiau iššūkiai, su kuriais susidūrė kiekvienas galvodamas ir norėdamas kurti kiną. Pradžiai turbūt reikia sukaupti drąsos ir patikėti savim, kad tu gali tai pradėti daryti. Reikia pradėti. Kai pradedi, tada jau nebegali sustoti. Pirma problema, į kurią visi atsiremia norintys pradėti, tai jie galvoja, kad Lietuvoje tikrai nėra rėmėjų, ypač krizės metu. Galiu paminėti, kad mūsų filmui valstybė neskiria nė litą ir nė centro. Visi pinigai buvo surinkti iš privačių rėmėjų. Mūsų atveju rėmėjai buvo ganėtinai geranoriški, iš tikrųjų. Papasakosiu kodėl. Pirmas dalykas yra skaidrumas, kurį mes demonstravom, nuoširdumas, tikėjimas savo idėją ir darbas už dyką. Buvom nuoširdus ir žmonės prie nuoširdumo prisijungė. Ir tai nėra nei kažkokios pažintys ar dar kažkas. Jeigu kažkam bus įdomu, apie tai daugiau informacijos yra Facebook'e, šios filmas Knygnešys, apie jį kažkiek yra informacijos ir spaudoje. Jeigu kažkam jauniem kino kūrėjam norėsis pagalbos, irgi visada kreipkitės, pasidalinsim savo patirtim, kaip mums tai sekėsi. Štai prezentacija ir